Dar kartą sveiki, aš esu Greta, šiandien čia stoviu prieš jūs kaip psichikos sveikatos perspektyvų projektų vadovė, bet lygiai taip pat esu ir visuomenės sveikatos specialistė, tai man iš tikrųjų didelė garbė šiandien čia būti ir aš labai džiaugiuosi, kad vyksta šita konferencija. Tai dėkinga esu Vilniaus visuomenės sveikatos biurui, Vilnius sveikiau ir visai komandai, kad jie tikrai deda labai didelį indėlį, kad didinti psichikos sveikatos raštingumą ir man atrodo, visuomenės sveikatos mokslo plotmėje tai yra vienas iš esminių dalykų, ką mes turime daryti. Tai aš šiandien ir norėčiau jūs pakviesti tą pusvalandį, pabūti drauge, pamastyti, pagalvoti. Aš pati irgi pasidalinsiu mintimis apie tai, kas yra tas psichikos sveikatos raštingumas. Tai kaip tema ir sufleruoja, pakalbėsime, ką reiškia tos nuostatos, kas yra psichikos sveikatos stigma ir kaip mes galim drauge prisidėti ją siekiant sumažinti. Tai kad būtų paprasčiau, tą pusvalandį mums būti drauge, aš pranešimą suskaidžiau tokias 3 dalis. Ir kiekvienos dalies pradžioje aš užduosiu paklausimą ir po to pasidalinsiu, kaip aš pati galvoju. Jūs galite galvoti ir kitaip. Tai labai džiaugiuosi Aurelijos įvadinę kalbą kvietimų pasižiūrėti kitaip. Tai aš lygiai tą patį kviečiu padaryti ir jūs. Pasižiūrėti į psichikos sveikatą kiek kitokiu kampu. Ir nuo ko čia norėtųsi, nuo kokio klausimo pradėti? Man norėtųsi nuo paties svarbiausio ir mano mėgstamiausio klausimo, ties kuriuo galėtumėm turbūt pasilikti iki pat vakaro. Taip. Tai kas yra psichikos sveikata? Aš tikiu, kad išgirdus šitą klausimą, kiekvienam iš jūsų ateina. Tai viena mintis į galvą, galbūt kažkoks vaizdinys, o gal vienas žodis. Ir kiekvienam iš mūsų turbūt, jeigu čia paklausčiau, turėčiau galimybę pasiteirauti jūsų, pasakytume turbūt labai daug skirtingų apibūdinimų, bet jie vis tiek visi stotųsi ant vieno, bet ant kelių tokių pagrindinių procesų. Pavyzdžiui, man psichikos sveikata yra tai, kad aš galiu šiandien čia stovėti, galėjau kurti, galiu su jumis dalintis, galiu kalbėti, kad aš įveikiau tą stresą, kuris natūraliai visada kyla prieš kalbant viešai ir galėjau čia šiandien ateiti ir būti drauge su jumis. Tai jeigu taip varinktumėm tuos žodžius iš jūsų, aš manau, kad mes galėtumėm apsistoti ir atsistoti ant tokių kertinių dalykų. Tai psichikos sveikatą galima apibrėžti apie tai, kaip mes mąstome, apie tai, kaip mes jaučiamės ir apie tai, kaip mes elgiamės. Tai kartais tikrai girdėt psichikos sveikatos sinonimą, emocinę sveikatą, kodėl aš visgi siūlyčiau stotis ir šiandien išgirsit iš manęs tikrai dažniausiai minimą psichikos sveikatą, būtent dėl to, kad jie apibrėžia visus šitus 3 kertinius aspektus, kurie vyksta mumyse. Tai šis momentas yra svarbus ir kalbant toliau, kadangi norėtųsi pasigilinti, panagrinėti, panarstyti, o kaip čia atsitiko, kad tokie paprasti žmogiški procesai, kuriuos mes čia matome, kodėl apipinti buvo tiek daug mitų ir tiek atsirado daug skirtingų klaidingų nuostatų. Tai aš nenoriu pateikinėti nei jokių skaičių, nei labai didelių teorijų, aš labiausiai, ką noriu padaryti šiandien čia, tai duoti tokį praktinį pavyzdį, kaip mes, kaip organizacija psichikos sveikatos perspektyvos, įprastai dirbame su psichikos sveikatos raštingumu, kaip mes jį matome ir ką norime perteikti. Tai pasigilinam daugiau apie tą psichikos sveikatą ir kaip manom, kodėl jinai apipinta ir kodėl iškyla tiek daug tų nuostatų. Tai ilgą iš tiesų laiką ir nesakau, kad taip ir dabar nėra, nes manau, kad ir dabar vis dar taip yra, kad psichikos sveikatą mes matom kaip sutrikimų turėjimą arba neturėjimą. Tai čia mes ir matom puikiai atspindi mes ir jie. Mes esam sveikieji, normalieji, taip šaržuodama ar nesakau, tie, kurie sutrikimų neturi. Ir jie yra žmonės, kurie sutrikimų turi. Tai ilgą laiką toks modelis, toks matymas, vadinamas biomedicininiu modeliu, egzistavo tiek visuomenė, tiek egzistuoja iš tiesų ir dabar, per kurį psichikos sveikata matoma tik per vieno bruožo įgijimą arba jo neturėjimą. Tai ką ir kalbėjom apie sutrikimus. Kas atsitinka, kai mes visuomenę dalinam į tokius burbulus? Tai jau turbūt pats savaime girdasi, mes dalinam visuomenę į 2 burbulus, dalinam ją. Ne tik, kad dalinam ją, bet mes ir atskiriam tokią vieną didelę ribą, kurią iš tiesų sudėtinga yra peržengti. Pavyzdžiui, asmenys, kurie turi sutrikimų, ta jie kategorija yra labai sudėtinga, manau, jūsų sutrikimo įvairia simptomatika būti, bet kaip sudėtinga ir vieniša yra būti tam burbule, kuris dar ir toks ir mažesnis, atskirtas. Mes tuo tarpu kategoriją lygiai taip pat
kaip ir jaučiamės galios pozicijoje būdami, bet lygiai taip pat įvyksta momentas, kad jeigu aš susidurčiau su sunkumais, man pasikreipti pagalbos būtų labai baisu, nes aš kaip ir bijočiau atsidurti toje burbulą, bijočiau būti išmestas iš ribos. Tai kaip ir minėjau, šitas ilgą laiką dalykas egzistavo ir tokio norisi mito paneigimo dėl to mažesnio burbulo jie. Turbūt niekam čia nestaigmena ir girdėta yra statistika, kad šiaip psichikos sveikatos sutrikimai nėra toks retas reiškinys ir net 1 iš 4 asmenų juos patiria vienu ar kitu gyvenimo etapu. Tai šiandien mūsų taip tiek gausiai susirinko ir aš tikiu, kad mes visi turime vienokios ar kitokios psichikos sveikatos sunkumų patirties, o dalis žmonių turi ir sutrikimų patirties. Tai tas jie burbulas neturėtų būti toks mažas, kokį mes jį matom dabar, ar ne? Tai medicininio modelio egzistavimas mūsų visoje sistemoje įgalino ir tokį linijinį psichikos sveikatos matymą. Tai kaip ir minėjau, matymą per sutrikimo turėjimą ar neturėjimą. Ir įprastai tada pagalbos gavimas irgi atrodo taip. Mes diagnozuojam ligą, mes ieškam gydymo ir mes galvojam apie kažkokį tai pasveikimą. Pasveikimo momentas irgi čia matot yra labai daug suklaustukų, nes o kaip mes šitą galime vertinti? Turbūt sudėtinga būtų atrasti, kas tas pasveikimas yra, nes kiekvienam atrodytų, tai gali būti individualu. Tai aš parodžiau modelį, kuriuo mes žiūrėjome psichikos sveikatą ir kaip aš norėčiau pakviesti pasižiūrėti į ją dabar. Norėčiau ją pakviesti pasižiūrėti kaip į kontinuumą, kaip į liniją gyvenimo, kurią mes vaikštom ir vaikštom kiekvieną dieną šią liniją. Tai reiškia, kad mes galim turėti ir gerą psichikos sveikatą, ir patirti psichikos sveikatos sunkumus. Tai aš čia šiandien esu, priskiriu save geros psichikos sveikatos, aš identifikuoju save, kad aš šiandien čia atėjau, aš galiu čia dalintis, man yra nedrąsu, aišku, kad yra nedrąsu, bet aš vis tiek įveikau tos savo sunkumus. Lygiai taip pat nereiškia, kad man vakar viskas buvo gerai, taip ruošiantis pranešimo, aš tikrai turėjau sunkumų, nes aš esu asmuo, kuris patiria daug daugiau nerimo negu įprastai, tai man ateiti ir dalintis čia tampa iššūkiu. Tai aš galėjau vaikščioti šitą liniją ir atsidurti prie psichikos ir sveikatos sunkumų dalies. Šitas linijinis toks matymas, ką jisai paduoda, tai paduoda tai, kad nepaisant nuo to, ar aš turiu psichikos sveikatos sutrikimų, ar aš neturiu psichikos sveikatos sutrikimų, aš galiu turėti gerą psichikos sveikatą ir galiu patirti sunkumų. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų šitą liniją vaikštamės ir vaikštamės ją per gyvenimą daug kartų. Tai toks modelis iš tiesų net nėra labai naujoviškas. Tai yra 1937 metais pasiūlytas modelis, kuris mums į psichikos sveikatą leidžia žiūrėti iš žmogiškosios pusės. Mes jie žiūrime daugiau per patyrimus ir per patirtį. Kuo man jis labai patinka, tai tuo, kad tas kontinuumas kiekvienam mūsų yra individualus. Mano gali būti kontinuumas, tas, pavyzdžiui, labai ilgas ir mano nesijausti tas, tarkim, sviravimas nuo geros psichikos sveikatos iki sunkumų taip stipriai. Kitų gali būti siauresnis. Tai jis įrodo tokio dar individualumo plotmę. Ir tas individualumas, aš tikrai taip dažnai ir individualumą, ir unikalumą miniu, kuo jis iš tiesų yra svarbus. Tai svarbus tuo, kad mus veikia begalę veiksnių. Tai norisi dar vieną įnešti perkūrimą prieš tai rodytų 2 burbulų ir įnešti tą tokį vieną didelį mes burbulą ir apibrėžti, kodėl taip norėtųsi, todėl kad mus visus kasdien paveikia tiek biologiniai, tiek psichologiniai, tiek socialiniai veiksniai. Tai jie gali būti labai įvairūs ir kaip psichikos sveikatos visą plotmę ir prizmę pradedam žiūrėti iš jų, mes keičiam savo požiūrio kampą. Jeigu matot, keičiam požiūrio kampą iš ligos, mes pakeičiam į patirtis ir sunkumus. Iš gydymo mes pateikiam į pagalbą ir iš pasveikimo mes pervedam žodį atsigavimas. Kuo čia yra kertiniai aspektai ir momentai mano tokia požiūrį ir visa plotme, tai būtent yra patirtis. Kad mes į psichikos sveikatą žiūrim, kai kiekvienas asmuo susiduria su kažkokiais sunkumais, kurių mes vertinti ir lyginti kaip ir negalim. Tai, ką patiriu aš ir tai, ką patirėt jūs, yra skirtingi dalykai. Ir tai, kokios pagalbos jums gali reikėti, priklausys nuo jūsų. Ir todėl čia pagalba yra momentas tas, kad jis dar panaikina tą tokį galios balansą, kuris vyrauja
medicininiam modelį. Jeigu jūs medicininio modelio visoje plotmėje ateitumėt gauti pagalbos, tiksliau gauti gydymo, dažniausiai jums pasakytų, kas taip yra tinkamiausia. Čia šiuo atveju yra žengiamas žingsnis į tą pusę, kad jūs ateinat su savo unikalumu ir tokia, kokia pagalba jums turi būti suteikta, jūs žinote geriausiai. Čia norėčiau išvengti nesusipratimo ir pasakyti, kad nereiškia, kad specialistai nežino geriausiai, kaip jums galima padėti, bet tai vyksta jau ne iš galios disbalanso santykio, o iš kontakto, kuris vyksta tarp jūsų ir tarp psichikos sveikatos specialisto. Tai šio modelio pakeitimas ir toks požiūris labai persiorientuoja iš psichikos sveikatos patologizavimo ir pereina į tokią žmogišką prizmę žmogiškųjų patirčių. Ir tai perėjus tą psichikos sveikatos dalį, man norėtųsi tada kažkaip nukeliauti ir pasižiūrėti, o visgi kas tada yra ta stigma, kodėl čia ji taip atsiradus ir egzistuoja. Tai čia tokio norėjusi man užbrėžimo, kad galbūt pavyko parodyti, kad egzistuojantis, tarkim, medicininis modelis iš tiesų mums kuria jau labai daug galimybių tai stigmai keroti, vystytis ir plėtotis. Tai ta stigma, kaip čia, toks pats žodis, ar ne, man pačiai irgi toks sudėtingas, toks griežtas, atrodo, toks įstatantis į rėmus. Tai norisi jį išpakuoti ir išpakuoti per tokius paprastus vėl patyrimus, žmogiškus patyrimus. Tai stigmą galima apibrėžti kaip gėdos, nepritarimo ženklą visuomeniai, dėl kurio žmogus yra įstumiamas už jos ribų arba vertinamas visai kitaip. Jeigu dar tai paprasčiau, tai stigma parodo žmonių mąstymą, požiūrį ir elgesį reaguojant į psichikos sveikatos sunkumus. Tai grįžkime į tą antrąją skaidrę, kurią demonstravau tos burbulus, mes ir jie. Kai mes turim tokį požiūrį psichikos sveikatą, turbūt visiems labai aišku, kad tų aplinkui apsivystyti įvairių mitų toje terpėje yra labai didelė galimybė. Tai psichikos sveikatos stigma iš tiesų patys asmenys, kurie patiria sutrikimus, nekartą yra įvardyję, kad daug sudėtingiau jiems yra būti su tai, kaip jo žiūri visuomenė ir kokias savo nuostatas jie patys į save turi, negu su jų pačių simptomų intensyvumu. Tai stigmos rūšių ir formų irgi galima pastebėti daug ir čia irgi norėtųsi paminėti taip kelis jų, tai kad yra ir savistigma, tai yra asmenys, kurie patys turi sutrikimų ir patys priskiria savo vienokią ar kitokią savybę. Pavyzdžiui, galbūt jeigu aš turiu nerimo sutrikimą, aš jau pati sakau, kad aš negaliu dirbti, nes aš tiesiog nebegalėsiu ten išeiti iš namų, man per daug bus neramu. Priskirta stigma yra tuomet, kai asmuo, kurio artimasis patiria psichikos sveikatos sutrikimą, jam yra pritaikomi stereotipai. Tai tikrai labai dažnai gali matyti psichosocialinės negalios atveju, tėvai auginantis vaikus, jie gauna atitinkamus stereotipus sudėtus. Visuomenės stereotipai tai tai, kas egzistuoja tarp mūsų ir čia turbūt Indrė pačioje pradžioje paminėjo apie tą nuostatų tyrimą, tai iš tiesų nuostatų tyrimas parodė keleriopus rezultatus, tai parodė ir tokius, kad mes kaip ir turim žinių apie tą psichikos sveikatą, kaip ir suprantam, kas čia yra apie ką, bet vis tiek egzistuoja kažkokie neigiami nusiteikimai. Ir jie įprastai yra ir dėl nežinojimo, ir dėl to, kad žinojimas kartais yra sąlygotas. Pavyzdžiui, tikrai pastaruoju metu daug dažniau yra kalbama apie depresiją ir nerimą, asmenys dalinasi savo patirtimis. Kai visgi tuo tarpu skizofrenijos patirtis vis dar lieka paraštėse. Tai net ir psichikos sveikatos plotmėje mes matom, kad vieni sutrikimai yra stigmatizuojami netgi labiau negu kiti sutrikimai. Ir tas yra ir dėl žinių, bet ir dėl to, kad kartais nėra sukuriama pakankamai erdvių, kur apie tai galėtumėm kalbėti. Ir paskutinė ta stigmos tokia rūšis, forma, kurią galim sutikti, tai yra institucinė stigma, tai yra tai, ką mes matome egzistuojant teisės aktuose, organizacijose ir sisteminių lygmenių, pavyzdžiui, kad vienos ar kitos specialybės asmenys, jeigu turi psichikos sveikatos sutrikimą, negali užimti tų pareigų. Tai visas šitie burbulai dideli, taip kaip kalbu apie juos, tai mes taip intuityviai suvokiam, kad čia nėra geras dalykas, ar ne, ir kad kaip ir visi turbūt esam nusiteikę tai naikinti, bet kodėl yra taip sudėtinga tai daryti? Todėl, kad tai yra sąlygota labai ilgalaikio kultūrinio ir socialinio tokio sluoksniavimosi, kuris įvyksta natūraliai. Ir kaip galima tai pakeisti, ką galima tai padaryti.
Tai taip, klausimas visiems, ką mes galim padaryti, kad psichikos sveikatos stigma mažėtų. Ir atsakymą šiaip pačioj pirmoje skaidrėje parodėm. Didinti psichikos sveikatos raštingumą. Psichikos sveikatos raštingumo didinimas, tinkamas psichikos sveikatos raštingumo didinimas, gali būti nuostabus įrankis ir labai didelė pagalba, kaip mes galime naikinti tuos egzistuojančius mitus ir stereotipus. Čia man norėtųsi paminėti tokius kelis aspektus, tai kad kai kalbam apie psichikos sveikatą, norisi išvengti nesusipratimų. Ir nesusipratimai įvyksta dažnai keli. Tai pavyzdžiui, manoma, kad psichikos sveikata yra apibrėžiama tik kaip sutrikimo turėjimas ar neturėjimas. Taip pat kartais galvojame, kad psichikos sveikatą galime labai objektyviai ir strategiškai įvertinti. Ir aš čia tikiu, kad specialistai taip gal ir nesutiktų, sakytų, yra iš tiesų įrankių. Tai tikrai yra įrankių, su kuriais galima pagelbėti, bet šiaip objektyviai vertinti psichikos sveikatos ir, pavyzdžiui, kada asmuo nebepatirs psichikos sveikatos sutrikimo, mums yra be galo sudėtinga dėl didelės individualumo pačios specifikos. Ir lygiai taip pat čia su tuo, ką galim padaryti, norėtųsi tokio gal man įkvėpimo labiausiai. Tai parodyti, ką visi galėtumėm susidėlioti. Tai aš norėčiau paraginti, galvojant apie psichikos sveikatą, kalbant apie psichikos sveikatą, didinant savo psichikos sveikatos raštingumą, domėtis įvairiomis kryptimis ir plotmėmis, neapsiribojant kažkuo vienu. Pavyzdžiui, mūsų organizacijai mes daugiausia kalbam apie psichikos sveikatą iš žmogaus teisų perspektyvos ir iš tos pusės. Tai pasižiūrėti ją truputį plačiau, ne kaip į vieną kažkokį siaurą ar nemokslo sritį, bet kaip apie platų mūsų visų esminį tokį žmonių pamatinį būvį. Tai domėtis, siūlau ir dalintis savo žiniomis. Psichikos sveikatos raštingumas efektyviausiai vyksta tuo met, kai yra ne tik didinamos žinios, tarkim apie įvairius psichikos sveikatos sutrikimus arba tai kaip rūpintis savimi, tai kaip padėti kitam, bet drauge, kai yra dalinamas žmogus, kuris pats turi patirtį, jie dalinasi. Tai ir čia paskutinis mano toks patarimas yra kalbėti. Tai yra kalbėti apie savo psichikos sveikatą. Šiandien Vilnius Sveikiau irgi kviečia atvirai kalbėti, tai lygiai taip pat yra kvietimas kalbėti atvirai. Ir tai yra be galo sudėtingas dalykas. Aš net neįsivaizduoju, kas gali būti sudėtingiau, negu ieškoti vis naujų būdų, kaip pasidalinti akimirkomis savo gyvenimo, kurios yra tokios sudėtingos. Tai aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi iniciatyva, psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva Žvelk giliau. Aš pati esu šios iniciatyvos koordinatorė ir šiandien vėliau diskusijos metu taip pat pasidalins ambasadorius savo istoriją. Tai šios iniciatyvos metu būtent žmonės, kurie turi sutrikimų patirties, dalijasi ją. Ir jeigu nėra tekę ne kartą dar dalyvauti renginyje, tai labai džiaugiuosi, kad šiandien tai bus pirmas kartas, kai galėsi dar išgirsti, bet šiaip labai rekomenduoju pasidomėti daugiau, nes istorijos, kurias išgirstam žmonių, keičia požiūrį ir tas padeda pajausti labai didelį bendrumo jausmą. Tai va čia yra tas kertinis stebuklingas momentas, stebuklinga formulė, kada psichikos sveikatos raštingumas veikia, kai mes atsinešam ne tik žinias, bet mes atsinešam ir patirtį. Tai yra beveik viskas, ką šiandien taip ir bandžiau pasakyti ir kalbėti, tai būtent tas patirties unikalumas. Ir kalbėti apie psichikos sveikatą yra labai svarbu, bet iš tiesų kitas dalykas, kuris dar yra svarbesnis, man atrodo, tai yra tai, kaip mes kalbame. Tai ką ir prieš tai minėjau, kad jeigu mes apie vienus ar kitus sutrikimus pradedam kalbėti daugiau, kiti vis dar lieka tokioj kaip ir užribyje, tai vyksta kartais dėl to, kad žodžiai, kuriuos mes pasirenkam, nebūna labai įtraukus ir nebūna tie, kurie kuria atvirą erdvę. Tai irgi mano paraginimas, kai mes kalbam apie psichikos sveikatą, pasinaudoti tokiu vienu principu. Aš šiandien juo naudojausi viso pranešimo metu. Visuomet pastatyti pirmą žmogų. Jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris turi sutrikimą, tai ir sakom, asmuo turintis psichikos sveikatos sutrikimo patirties. Net labai norėtųsi įterpti žodį patirties, kad mes neklijuotumėme etiketės, kai mes nežinome. Todėl ir dar gal pastebėjau, pavyzdžiui, šiandien pranešimo metu vartau žodį skizofrenija, ne šizofrenija. Tai lygiai taip pat šiame leidinyje, kurį paruošė mano kolegės iš psichikos sveikatos perspektyvų, yra sudėti keli pagrindiniai principai, kaip ta kalba psichikos sveikatos gali tapti draugiškesnė ir etiškesnė,
Leidinys savo pirminiu atveju buvo sukurtas šiaip žurnalistams, bet aš pati asmeniškai jau labai seniai jau naudojuosi ir jis man tikrai labai padeda. Jeigu aš nežinau, kaip man pakankamai jautriai iškomunikuoti temą, tai šiame leidinyje visai galiu rasti atsakymų, kaip aš norėčiau sudėlioti. Bet tiesiog pabaigai pačiai, jeigu galėčiau tiesiog išnešti vieną šiandien iš čia žinutę, kad jeigu galėčiau vieną paskutinį dalyką pasakyti, visą kitą, jeigu pamirštumėt, tai norėčiau labiausiai, kad išneštumėt tai, kad psichikos sveikata yra unikali ir žmogiška patirtis. Tai tiesiog, kai kalbame apie psichikos sveikatą, įdėkime visų pirma žmogų. Ačiū labai.